Taip, tai laba diena, su kuo dar neteko pasikalbėti ir pasisveikinti. Smagu čia būti, geras įspūdis. Manau, kad labai tokia įdomi medžiaga, kuri yra pristatoma, bent jau iki dabar buvo pristatoma ir naudinga, aktuali. Ir dėkui rengėjams, kad sukvietėt dalyvius ir kad žmonės, kurie pranešimus skaito, kad pagalvojot apie medžiagą, apie turinį, kad būtų naudingas. Jau kyla dabar klausimų, matyti yra diskusijų, bus dar ir ateityje, taip ir turėtų būti. Man pačiam čia irgi svarbu yra būti ir klausantis, ką kalbame vieni kitiems ir taip pat bendrauti neformaliai, pasikalbėti su atstovais iš skirtingų organizacijų, skirtingų savivaldybių. Ir dėkui Jums už išsakytas mintis jau dabar ir jos visą laiką, kaip sakant, duoda peno ateities apmąstymams ir anksčiau ar vėliau vienaip ar kitaip turi įtaką priimant vienus ar kitus sprendimus, kurie nuo mūsų priklausytų. Tai mano pranešimas turėtų būti apie valstybės finansavimą. Pavadinimas yra šiek tiek kitoks, bet aš tiesiog norėsiu parodyti Jums bendrą schemą, rėmelį, kaip gali atrodyti nevyriausybinio organizacijų finansavimas arba galimybė nevyriausybinėm organizacijom. Tik tai čia turiu galvoje, kad nebus parodyta tai, ką net ir mūsų ministerija ir kitos ministerijos rengia arba dar vyksta programos, ar jos bus rengiamos tiesiog skirtingų ministerijų kuruojamose srityse. Tai nes yra nemažai programų, jūs turbūt žinot, neretai ir dalyvaujant ir kultūros, ir sveikatos ministerijai, ir švietimo ministerijai, ypatingai mūsų socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skirtingose srityse, kur yra organizacijos gali teikti projektus, paraiškas kaip pareiškėjai, nors tikslas tų visų konkursų nėra tiesiogiai stiprinti nevyriausybinės organizacijas kaip tokias. Yra tiesiog dėl vienokios ar kitokios veiklos, nuo kultūrinės, sveikatinimo priemonių, pilietinio ugdymo, o ten viso gyvenimo mokymosi, o reiškia mūsų ministerijai, tai ir vaikų dienos centrų, paslaugos ir šeimų, reiškia klausimų ir konsultavimo kompleksinės paramos šeimai projektai ir socialinės veiklos projektai bendruomeninėms organizacijoms ir taip toliau, kurie buvo. Tai apie tas programas nekalbėsiu, nes tiesiog kol kas dar ir neturim tokios tikslios bendros informacijos ir kiekviena čia ministerija, kiekvienas asignavimo valdytojas daugiau mažiau apie jas informuoja, mato ir kiek mes patys pasižiūrime tai, kas yra skelbiama ministerijų puslapiuose, tai kas atsiduria nevyriausybinio organizacijų informacijos paramos centro puslapyje. Tikiuosi, kad jūs apsilankot laiks nuo laiko, tai aktualiausia informacija apie konkursus, galimus finansavimo ir šitas galimybės nevyriausybinėm organizacijom, tikrai dauguma jų ten yra. Tiesiog matyti reikia sekti ir žiūrėti kaip vienus iš centrinių portalų. Sakyčiau, kolega Martinas kalbėjo ir čia rodė ir kur galima rasti, dauguma turbūt ir žinot, bet sakyčiau, iš tikrųjų laiks nuo laiko labai verta pasižiūrėti, nes yra aktualios informacijos ir taip pat apie finansavimo galimybės. Na, o mano bus tema, tai, ką aš norėsiu pristatyti ir pasidalinti mintimis, tai kas yra planuojama konkrečiai nevyriausybinio organizacijų ir bendruomenių stiprinimui, kaip tam tikros kryptis, ir jas noriu parodyti atsispirdamas nuo, trumpai paminėdamas tokius dokumentus pagrindinius planavimo strateginio, bet manau, kad galbūt dar kolega ir daugiau pakalbės apie tos procesus, tai aš labai neįsivelsiu į tokius labai jau išsamius pristatymus. Tai šiaip reiktų matyti pradėti, kad dabartinis laikotarpis nevyriausybinio organizacijų ir bendruomenių stiprinimo arba bendrai nevyriausybinio sektoriaus stiprinimo yra pastangų susijęs su Lietuvos pažangos strategija Lietuva 2030
rengimu ir su strategijos rengimo susijusiamis diskusijomis. Nemažai buvo ir skepsio, kada dar ana vyriausybė organizavo aptarimus tos strategijos, nes tai buvo iš tikrųjų galvojama arba sakoma, maža tų strategijų, čia viena ar kita strategija, ir kas iš to gražiai yra surašyti dalykai, ar jie turės kažkokį tai poveikį, ar jie įtakos kokius tai kitus jau arčiau su gyvenimu susijusius dokumentus ir dalykus. Tai galim pasakyti visi, kurie teko čia iš ministerijų pusės, kam teko dalyvauti ir būti tame planavimo procese, kad jau pradėjus planuoti 14-20 metų nacionalinės pažangos programos kaip vieną iš pagrindinių dokumentų, kreipiančių pagrindinius tikslus, uždavinius, investavimo kryptis tiek biudžeto lėšų, tiek Europos struktūrinės paramos finansavimą, kad buvo labai stipriai reflektuojama, perklausiama ir žiūrima, ar pagrindiniai Lietuva 2030 prioritetai, akcentai, ar jie atsispindi, ar jie matosi, ar jiems yra atliepiama, ar juos yra reaguojama. Ir tai nebuvo lengvas darbas ministerijom, atskirom ypatingai nelengva buvo kolegom iš finansų ministerijos, manau, koordinuoti tą visą procesą ir nuolat perklausti ir kreipti vėl dėmesį. Kita vertus ir nevyriausybinės organizacijos buvo įtrauktos į pasiūlymų formavimą, pristatymo buvo kelios sesijos to dokumento. Tai taip, kad svarbus dokumentas nacionalinė pažangos programa. Ir joje vienas iš suformuluotų prioritetų skamba taip veikli ir solidari visuomenė, pagrindinė atsakomybė už to prioriteto įgyvendinimą yra socialinės apsaugos ir darbo ministerija arba koordinavimą to prioriteto, o tikslas gerinti gyvenimo kokybę, stiprinti socialinę sanglaudą ir užtikrinti visiems lygias galimybės. Mato, taip jisai keliamas toks iš tikrųjų greitai nepasiekiamas tikslas, bet būtent ir tame bendram tiksle yra dar keletas siauresnių tikslų ir vienas iš jų konkrečiai numato įvardina didinti bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų vaidmenį. Čia noriu pasakyti iš karto, kad bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų ar nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių sąvokų gretinimas arba kartojimas arba ištarimas vienos šalia kitos, jis yra tam tikras iki galo nėra apibrėžtumo iki galo, bet šiek tiek skirtingi akcentai yra sudėti. Bet kuriuo atveju bendruomeninės organizacijos, visos yra nevyriausybinės organizacijos, pagal tai, kas jau čia buvo kalbama, juridinį statusą ir taip toliau. Tačiau kita vertus, formavosi pastaraisiais metais tam tikra ir stipresnė politikos irgi kryptis, kad bendruomeninės organizacijos, bendruomenės, tai yra į vietos teritoriją nukreiptos pačių gyventojų, tos teritorijos sukurtos jų poreikiams įvairialypiams poreikiams tenkinti skirtos organizacijos. Tai būtent to bendruomeniškumo skatinimas, teritorinio bendruomeniškumo skatinimas ir vertė kreipti dėmesį, laikant arba vis įvardinant bendruomenės, būtent minint kartu su nevyriausybinėm organizacijom kaip tokiom. Uždaviniai, dėl kurių buvo susitarta, matot, gerinti sąlygas bendruomenių veiklai, stiprinti NVO sektoriaus vaidmenį, plėtoti savanorišką veiklą ir ugdyti visuomenės socialinę atsakomybę. Savanoriškos veiklos įvedimas kaip tokio trečio aspekto, dėl kurio plėtros taip pat yra numatomos papildomos pastangos ir matyt investicijos yra ir tai labiausiai būdinga nevyriausybiniam sektoriui, reiškia savanoriška veikla, tą mes žinom, tačiau ji neapsiriboja vien tik tai nevyriausybinėm organizacijom, nevyriausybiniam sektorium. Didelis potencialas, didelės galimybės slypi visam viešajam sektoriui, kuris pagal savo funkcijas užduotis galėtų pasitelkti savanorius lygiai taip pat, ar tai būtų kultūros įstaigos, kurių steigėjos gali būti pačios savivaldybės, ar tai švietimo įstaigos, ypatingai socialinės institucijos, nuo senelių namų, taip vadinamų globos įstaigų, iki vaikų namų ar sveikatos sistemos
įstaigos veikiančios ir mes, kad tekę yra pakeliauti turbūt ir matėt ir žinot, kad tuose tokio pobūdžio institucijose yra labai dažnai, kur pasitelkiami savanoriai. Tačiau sudėtingumas yra iš tikrųjų tas, kas jau veikia tam tikroj viešosios politikos srity, ten jau reikia tokio truputį išsamesnio reglamentavimo, o Lietuvoje mes turim ir stiprinti supratimą, skatinimą ir atverti daugiau galimybių būtent ir šitam sektoriui, viešajame sektoriuje, kuris nėra nevyriausybinės sektorius, ten taip pat galimybės savanoriškai veiklai. Tai būtent čia, todėl savanoriška veikla irgi dar yra išskirta kaip atskiras uždavinys. Trumpai čia galime matyti pagrindinės taip vadinamas investavimo kryptis ir aš iš karto versiu kitą puslapį, reiškia pagal tas įvardintas investavimo kryptis, kurios čia yra įvardintos, reiškia stulpelis valstybės biudžeto lėšas ir Europos struktūrinė parama. Ir mes dabar šiuo metu taip esam susidėlioję, kurias tas investavimo kryptis arba tuos, reiškia, uždavinius, kurie yra jau čia detalizuoti, kokiomis priemonėmis, ką iš biudžeto lėšų, ką iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos norėtume, kaip pasakyti, įgyvendinti, siekti tų uždavinių įgyvendinimo. Tai pirmieji du tokie uždaviniai investavimo kryptis yra skirti bendruomenėm, vietos bendruomenėm ypatingai, ir čia dėl sąlygų gerinimo bendruomeninių organizacijų, mentorystės, jų veiklos finansavimo, ir sąlygų gerinimo bendruomenių iniciatyvams ir dalyvavimo sprendžiant vietos lygmens reikalus. Tai labai tai nesigilinčiau, bet čia bendruomenės taip pat arba vietos lygmens, vietos bendruomenės yra matomas irgi ne tik kaip vien nevyriausybinės organizacijos, ne vien kaip asociacijos, bet kaip tam tikros teritorijos, vietos teritorijos, kuriuose norisi sustiprinti įvairių ten veikėjų sutelktumą ir darbą, sprendžiant tos vietos teritorijos gyventojams svarbius klausimus. Už tai šalia įrašome, reiškia, vietos bendruomenės savivaldos programą, nežinau, ar teko daugam girdėti, 2 metai yra ta programa įgyvendinama ir būtent čia biudžeto lėšomis yra ir šita programa bus skirta, taip pat mes ją galvojam tos bendruomeninius uždavinius vykdyti. Remti bendruomenių iniciatyvas skirtas vietos plėtros strategijoms įgyvendinti vietos socialinių, ekonominių, kultūrinių problemų sprendimui. Ir čia yra tos vadinamos, reiškia, daug minčių apie VVG, kad tas, kai yra vietos veiklos grupės, vietos veiklos strategijos kaimo plėtros kontekste, lyderio programą, kad reiktų tokių dalykų iniciatyvų ir miestų centruose, didesnių miestų centruose. Ir čia jau šitoje perspektyvoje yra planuojama panašus modelis, telkiantis ir pagrindinės nevyriausybinės organizacijas, bendruomeninės organizacijas, matyti savivaldybės ir vietos verslą, koks tas modelis bus pasirinktas ir tam tikrose teritorijose, jau dabar miestų teritorijose, greičiausiai, kuriuose reikia papildomų paslaugų ar ten plėtoti minkštą ir kietą infrastruktūrą, apie tai yra diskutuojama, bet būtent ten bus stiprinamos tos vietos iniciatyvos, vietos plėtros strategijos. Reiškia ne tik kaime, bet ir miestų teritorijose. Ir atsakinga už tą, reiškia, įgyvendinimą už šitos būtent iniciatyvos bus vidaus reikalų ministerija. Teikti paramą bendruomenėms užtikrinančiam veiksmingą pagalbą socialiai pažeidžiamiausiams grupėms bei jų įtraukimą į bendruomenės gyvenimą. Tai čia mes turim jau mūsų ministerijos koordinuojama, reiškia, socialinės paramos veiksmų programos 8 prioritetą susijusi su socialinės įtraukties didinimu ir paramai kovai su skurdu. Tai čia, aišku, šitoje srityje bus galimybė, čia įvardinta bendruomenės teritorijose, bet bus ir nevyriausybinėm organizacijom šiuo atveju, tai bus galimybės būti paraiškų teikėjais ir tačiau sprendžiant vieną ar kitą su socialiai pažeidžiamų grupių, reiškia, integracija susijusi įgyvendant vieną ar kitą tokį projektą.
Tai matyčia bus ir keletas ir daugiau priemonių įvairaus pobūdžio, bet ir lėšos numatomos nemažos, aš čia dar kol kas neįdėjau skaičių, bet stipresnės organizacijos, kurios mano, jau turi patirties ir gali eiti dirbti su socialinės rizikos grupėmis ir dirbti, jau turi patirties ir administravimo su Europos struktūrinėm lėšom, tai iš tikrųjų čia bus nemaža galimybė, arba didelės galimybės, sakykime. Tai tiek su tai, ką mes labiau buvom priartinę prie bendruomenių tam tikro konteksto. Nors ten irgi dalyviai nevyriausybinės organizacijos didžiąja dalimi. Dėl nevyriausybinio organizacijos sektoriaus vaidmens stiprinimo. Keletas, matot, yra tokių tikslesnių uždavinių, gerint NVO galimybės dalyvauti viešoji politikoje. Tai, aišku, ilgai buvo aptarinėjama, kad reikia stiprinti organizacijų, kurios būtent tokioje srityje veikia, ne tik paslaugas arba ne tiek paslaugas teikia, tiek viešoje politikoje dalyvauja, nes labai yra nelengva joms surasti finansuotojus. Kadangi jos vykdo veiklą, čia kaip girdėjom, kuri nėra taip greitai pačiupinėjama, tai būtent toksai uždavinys yra įrašytas. Gerinti sąlygas nevyriausybinėm organizacijom teikti viešasias paslaugas, vykdyti prevencinės veiklas, stiprinti NVO institucinius gebėjimus ir savireguliaciją. Čia taip pat, naudodamasis progą, noriu atkreipti dėmesį apie savireguliacijos klausimą. Tai, kas jau buvo pristatyta, ir čia vis kalbam, su kuo buvo konsultuojamasi, rengiant dabar nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymą, buvo minima reiškia ir nevyriausybinio organizacijų reikalų koordinavimo komisija. Ten deleguoti žmonės yra iš nevyriausybinio sektoriaus pačios nevyriausybinės organizacijos, jų didžiausios koalicijos deleguoja savo atstovus, tai būtent ir jos atgal informuoja apie dalykus, apie reikalus, kurie yra sprendžiami, ir matyt kitose ministerijos kitos turi irgi partnerius, su kuriais bendradarbiauja, veda tą struktūrinį dialogą. Tai klausimas yra tas, kad savireguliacijos nevyriausybinio organizacijų tokios asociavimos, jisai tiesiog yra svarbus, nes vesti dialogą ir pokalbį su atskirais subjektais, o jų matėt, minėjo irgi kolega prieš tai, pristatydamas, koks skaičius yra skirtingose srityse veikiančių, tai negali jokia administracija nei reaguoti, nei sugebėti atsakyti visiems iki galo, nei suderinti pozicijas, reiškia, su tokio didelio skaičiaus galimų įvairių pareiškėjų turinčių savo vienokią ar kitokią situaciją. Tai organizacijos asociavimasis, buvimas tinkluose, ar jie būtų kokie neformalūs tinklai, ar asocijuotos grupės, tai yra galimybė tada perduoti savo mintis, idėjas, diskutuoti, ir jūsų atstovai, kada jau ateina, kada diskutuoja, yra žinoma ir jaučiama, kad už jų stovi nemaža grupė organizacijų, slypinti patirtis, praktinis supratimas ir jau pergalvotos, suformuluotos pozicijos. Tai tą savireguliaciją norėtųsi ir daugiau stiprinti. Plėtoti bendruomeninį ir NVO veiklai tinkamą infrastruktūrą, čia ypatingai miestuose ir rajonų centruose, kadangi kaimiškose vietovėse jau to rūpinasi Žemės ūkio ministerija ir jau yra tokių minčių, kad ten dauguma bendruomeninė organizacijų bendruomenių turi jau sąlygas veikti, patalpas ir gana neblogas, kai kurios eina kalba, ką toliau daryti, kaip užpildyti veiklą, bet miestuose vis girdim ir būna klausimą, kaip gauti patalpas, kad mes įsikūrėm, norim veikti, neturim patalpų ir taip toliau, tai miestams reikia, taip sakant, pagalvoti, turėti tam tikrą koncepciją, ir čia buvo mintis apie reiškia tam tikrus centrus, pritaikyti sąlygas, kuriuose galėtų veikti didesnis skaičius organizacijų, nes nebūtinai kiekvienai organizacijai, gerai pagalvojus, kad tik įsisteigusiai turėti savo atskiras patalpas, su biuru savo, su susirinkimų kambariu ir taip toliau, kol dar nėra aišku, iš ko bus finansuojama organizacijos veikla, ir savivaldybėm yra labai sunku reaguoti į įvairių tokių organizacijų poreikius ir reiškia, vienos lyg veikia, 2 kartus per savaitę ateina ten, bet norisi aišku turėti savo raktą ir taip toliau, bet modelis, link kurio mes turim judėti, yra akivaizdus.
tai yra organizacijų bendradarbiavimas, kooperavimasis, kad būtų galima pasinaudoti ir susirinkimo kambarį, ir kitais kambariais turėti gal net savo stalą, jeigu mažesnė organizacija, ar visai nedidelė, ar savo, taip sakant, kažkokią tai dėžutę, kur susidėti dokumentams ir taip toliau. Vis tiek reikės artėti viena šalia kitų. Neįspręsime taip klausimo, kad visi norintys turės patalpas ir dar turės galimybės jas išlaikyti patys. Taip, iš tikrųjų, tokių uždavinių mes savo negalim kelti, nes jie yra neįgyvendinami. Taigi čia bus bandoma veikti tą kryptį. Skatinti ir plėtoti nevyriausybinę organizacijų kūriamas socialinės inovacijas. Ir čia dabar tie uždaviniai, matot, dėl NVO galimybių dalyvauti viešoje politikoje gerinimo, stiprinti nevyriausybinio organizacijų institucinius gebėjimus ir savireguliaciją. Šiuo metu yra rengiama programa, ministerija rengia 14-16 metų. Iki dabar mes turėjom 2 programas, viena buvo bendruomenės socialinės plėtros, antra buvo nevyriausybinio organizacijų, bet dabar bus viena, galvojama apie vieną bendrą programą, nes ir lėšų, kurias mes disponuojam, yra 1 milijonas litų metams. Ir čia, matot, kitas veiklas mes siesim su Europos struktūrinių fondų lėšomis, su 8 prioritete esančiamis galimybėmis. Ypatingą dėmesį noriu atkreipti į štai čia. Vienas iš investicinių prioritetų yra, reiškia, socialinės ekonomikos ir socialinių įmonių skatinimas. Tai ten yra ir perverčiu ir dėl savanoriškos veiklos galimybių yra įtraukta viena iš investicijos krypčių ir socialinio verslo skatinimas ir socialinių partnerysčių stiprinimas. Na, aišku, apie socialinių įmonių yra jau atskiras klausimas, mes žinom, kad tai nėra visai tokia lengva tema, bet ten taip pat yra ir numatoma socialinių įmonių, reiškia, stiprinimas ir galimybė joms veikti sudarimas. Na ir mes čia matom, kad iš tai, ką mes planuojam savanorišką veiklą stiprinti, tai yra viską planuojam daryti per struktūrinės lėšas, per tą socialinės ekonomikos, socialinių įmonių skatinimui skirtą prioritetą. Tai dar kartą pakartosiu, kad rengiama programa, sakykime taip, jau žiūrint realiai, tik tai keletą klausimų, keletą temų galės bandyti spręsti iš mums suformuluotų uždavinių, o kitus bandysime per Europos struktūrinių fondų, spręsti Europos struktūrinių fondų lėšomis. Ačiū labai. Tai būtų toks būtų pranešimas. Manau, bus klausimų. Dėkui.